May I introduce myself? Driftas. Mes visi žinome driftą. Ar tai būtų iš filmų, socialinių tinklų, YouTube'o, žaidimų, ar tiesiog iš realaus gyvenimo. Bet kas yra driftas? Trumpai, driftas yra vairavimo technika, kai vairuotojas sąmoningai praranda galinių ratų sukibimų su keliu, visą laiką išlaikydamas kontrolę ir automobilio kampą. O pati drifto istorija perkelia mus per visą pasaulį į Japoniją, kurioje vienas pagrindinių drifto pradininkų yra laikomas Takahashi Kunimitsu. Įžymus motociklų lenktynininkas, kuris vėliau po avarijos pradėjo varžytis automobilių lenktynėse. Naujoje sporto šakoje Takahashi susidūrė su tuometinė problema. Važiuojant dideliu greičiu buvo itin sunku suvaldyti įstrižinių lenktyninių padangų sukibimą. Taigi, užuot bandęs normaliai lenktyniauti, Takahashi sukūrė savo techniką, kurioje jis tyčia priversdavo savo automobilį slysti prieš posūkį, taip jis išlaikydavo greitį ir trajektoriją. Kiti prastalūs Japonijos lenktynininkai pamatę Takahashi sėkmę ir laimėjimus, naudojant šią techniką, iškart ją pradėjo replikuoti savo vairavimą. Ypač šią techniką kopijavo nelegalių gatvių lenktynių vairuotojai. Ir taip, Takahashis, kaip profesionalaus drifto senelis, padėjo pamatus drifto vystymus. Štai čia ateina didžiausia drifto ikona – Keiichi Tsuchiya, žinomas kaip drifto karaliumi. Tsuchiya, pamatęs Takahashi drifto technikas, jomis iš karto susidomėjo ir pradėjo lavinti savo drifto įgūdžius legendinėse Japonijos kalnų keliuose. Jis greitai įgijo reputaciją tarp nelegalių lenktynių minios. 70-aisiais nelegalios lenktynės Japonijoje pradėjo masiškai populiarėti ir jų populiarėjimą skatino Tsuchijos rekordų laužymai ir trasoje, ir Touge lenktynėse. 1987 metais keli populiarūs automobilių žurnalai ir tuningų garažai sutiko Tsuchiją sukurti vaizdo įrašą, mums dabar gerai žinoma kaip Plasma. Vaizdo įrašas iš karto tapo hitas, kuris parodė driftą visam pasauliui ir inspiravo daugelį šiandienos profesionalių drifto vairuotojų. Driftas kaip sporto šaka toliau augo, bet ir tuo pačiu metu pradėjo sparčiai augti noras susiburti ir surengti renginį legaliai. Ir 2000 metų pradžioje driftui buvo surengtas pirmasis oficialusis D1 Grand Prix renginys. Mėginiai sutvirtino, kad driftas yra ne tik gatvinė veikla, naujai atsiradusi visavertė automobilių sporto šaka. Ir tą akimirką, kai driftas pradėjo oficialiai įsitvirtinti Japoniją, susidėjimas driftui išplito ne tik į visą pasaulį, bet ir Lietuvą. Lietuvoje driftas tapo populiari automobilių sporto šaka, kuri pritraukia daugybę dalyvių ir žiūrovų. Lietuvoje didžiausi drifto renginiai yra Lietuvos drifto čempionatas, Drift Mansūri, Drift Arena varžybos ir Drift Day. Lietuvos geriausi ir žemiausi drifto vairuotojai yra Aurimas Odi Bakčys. Here we go, Rome out front, Odi Bakshis in that chase position. Ir beveik Niklas Širba. Lietuvos sferoje driftą labiausiai išpopuliarino Simonas Ivanovas, taip žinomas kaip Krebždesys. Kita diena drifto pasauly. Kadangi jau visai dienos šviesą gavom, tai galima vakarykščio pasivažinėjimo pasiekmes. Norbertas Daunaravičius, taip pat kitaip žinomas kaip Norbe Films. Tam turiu seną gerą E30 V8 turbo. Lietuvoje dažniausiai žmonės savo drifto karjerą pradeda žiemą su galų varomais pigiais automobiliais, kitaip žinomais kaip Viterbiteriais. Automobilis. Viskas. Važiuojam treniruotis, dabar pakeičiam važiuoklės priekinės parametrus, nes tragiškai valdas. Ir viskas. Lekiam linksmintis. Ir žinoma, driftas tapo populiari Lietuvos gatvinė veikla. Ir tai, trumpai apie drifto istoriją. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir pabaigai, kaip outro, trumpas drifto editas. When I
Bernard. What's up, buddy?